Ar reikėtų baimintis galimų šalutinių poveikių? Labiau nerimauti reikėtų dėl pačios ligos ir jos komplikacijų, o ne dėl skiepo šalutinio poveikio. Susidūręs su virusais ar bakterijomis, nepaskiepytas vaikas gali susirgti labai sunkiai. Pavyzdžiui, raudonukė gali lemti sąnarius pažeidžiančią skausmingą ligą poliartritą, tymai, plaučių uždegimą, encefalitą, kokliušas, dehidrataciją, traukulius, smegenų sutrikimus ar kvėpavimo sustojimo epizodus. Iš anksto neįmanoma žinoti, kaip sunkiai sirgs jūsų vaikas, todėl geriau pasitikėti mokslo patikrintų būdų apsaugoti savo vaiką, nei vėliau gailėtis, kad laiku nepaskiepijote. Tuo tarpu, dauguma su vakcinomis susijusių reakcijų yra lengvos ir paprastai praeina per dieną ar kelias. Dažniausiai vaikam gali pasireikšti paraudimas, patinimas ir skausmas dūrio vietoje, neramumas, mieguistumas ar lengvas karščiavimas. Šios reakcijos yra normalu ir rodo, kad organizmas sąveikauja su vakcina. Jis išmoksta, kaip įveikti virusą ar bakteriją, jeigu su ja tektų susidurti ateityje. Tad šalutinis skiepo poveikis sveikam vaikui yra mažareikšmis palyginus su galimomis ligos komplikacijomis.